Sveiki, su jumis sveikinasi Emais. Taigi, noriu iškart pasakyti, kad kokią savaitę manęs nematysit, arba matysit kokį vieną kitą shortą, jeigu jau norėsiu daryti vaizdo įrašus, bet didžiausias dalykas, ką noriu dabar pasakyti, tai aš padariau tokį rašinuką. Prisimenat, sakiau, įrašuose yra paminėta, kad darau iššūkį tam tikrą. Tai ten nežiūriu jokių edukacinių, motyvacinių ten vaizdo įrašų per YouTube ir bandau savo visą, ką prisimenu, išdėstyti į tiesiog Wordo dokumentą. Tai padariau, tai dariau visą savaitę, visai smagu buvo, visai daug ką išmokau. Pajutau, kaip reikia rašyti, bet kas yra tas rašymas. Parašiau per savaitę 2000 žodžių. Nežinau ar daug, nežinau ar mažai, man visai daug, manau, nes aš šiaip nebūčiau galvojęs, kad aš tiek kažkada parašysiu aplamai. Ne aplamai, bet labiau į vieną dalyką. Ir ką? Pasidaręs, galit pamatyti vaizdo tą dokumentą aprašyme. Bus aprašyme ir tada turbūt dar komentaruose paliksiu irgi. Tai ten bus Wordo linkas, kur galėsit nueiti ir pasižiūrėti, ką aš ten parašęs. Ta dar išsiunčiau į mokymo ir seminarų dvi Facebooko grupės. Tai ten irgi biški pasiskelbiau, bandysiu, žiūrėsiu, kiek žmonių ateis iš ten. Vienu žodžiu, tiesiog auditoriją auginu. Bandau, stengiuosi. Ten mano mintys yra sudėliotos tiesiog, pavienės tiesiog tokios. Viena, kita, kurie atėjo šauvė į galvą ir paėmiau ir parašiau. Ten dar sugrupuota dienomis, tiesiog šiaip sau, kad parodyt, kaip visas progresas veikia, kad ne per vieną dieną paėmiau ir parašiau, nes taip neišeina. Ir ką? Savaitę kokią manęs nebus. Paskui galvoju turbūt grįžti normaliai į vieną vaizdo įrašą, į 1-2 dienikės. Dabar tiesiog noriu biški pertraukos nuo to dokumento, nuo FLL, nes aš norėčiau biški tame Emais LT kanale padirbti su Vault Hunteriais. Tai eisiu tą daryti. Galbūt dar kokią, ką žinau, idėją pabandysim jau su pinigiais susiję. Gal, nežinau. Tai vienu žodžiu tokie reikalai. Visai smagiai praėjo savaitė. Visada galit pasižiūrėti kiekvieną dieną tuos įkeliamus įrašus apie savo rašiuką savo, kas dieną keliu, ten visai būna, ką žinau, tiesiog tas pats per tą patį, bet kartais tai ir būna tas dalykas, kuris veda į priekį, tas pats per tą patį dalykas. Šiaip ne, darbotvarkė yra normalus, stiprus dalykas. Tikrai rekomenduoju. Per 2 mėnesius, kiek aš ją dabar darau, aš jaučiuosi, kaip aš žiauriai stipriai keičiuosi ir esu žiauriai labiau susijęs su, kaip čia pasakyti, turiu žymiai stipresnį ryšį su laiku ir tiesiog time managementu. Labai kitaip jaučiasi su sąrašiuku po ranka. Tai su jumis buvo Emais. Jeigu dar norėsit šią savaitę manęs pamatyti, tai Emais LT kanalas. Turbūt čia. Ir tada paskui, paskaitykit dokumentą, jei norit. Ten kaip ir sakiau, surašytos tiesiog aplamai idėjas, ką galvoju, kaip mąstu apie gyvenimą ir ką. Po savaitės tikiuosi iš tikrųjų gal grįžti į tą patį visą veiksmą. Į tą dokumentą gal biški papildysiu labiau, gal FLL kokius nors įdomesnius įrašus pradėsiu daryti. Labai tikiuosi, kad jums patinka. Labai tikiuosi. Jūsų daug nėra šiuo metu, bet eina savo. Aš labai tikiuosi, kad jums patinka. Nes šiaip taip, patinka įrašai, bet
idėjos yra tokios, kurios yra sunkios. Kaip čia pasakyti, lengvai suprantamos, sunkiai įvykdomos. Nes taip visas gyvenimas veikia. Tai jo, vienu žodžiu, pasimatysim po savaitės.